per visą Lietuvą išsibarstėm. Aš iš Vilniaus, Olegas Kovalikov. Aš Dainius iš Kauno. Aš Vaidas iš Klaipėdos pačiausiai. Coachingas tai yra, kai klientas dirba, o coacheris ilsisi, užduoda klausimus. 2 valandų kalba protingų žmonių. Bet būtų Kokiais mes nesam, kaip būtų gaila. Aš kartais sakau tą auditorijos, kurių nepažįstame, jūs turit galimybę užduoti, tarkim, 3 klausimus, ar ne, į kuriuos mes atsakysim tam, kad, pažinti mus, o paskui jau, taip sakant, tęsim toliau. Kaip, 3 klausimus, kokius turit mums, kad susipažinti su mumis. Aš juos užrašau, mes visi juos atsakom. Kaip komanda, kiek laiko dirba prie to? Kiek dirbam kartu? Antras klausimas. Ar čia pirmas toks pristatymas Klaipėdoj? Aš tikiu, kad coachingas tai nėra kažkoks vienas. Olego Kovalikovo coachingas, arba Dainiaus coachingas, arba Vaido. Tai yra kiekvienas coachingo specialistas daro savaip, unikaliai, ir tai yra gražu. Ir man visada buvo toks gal noras sukurti tokį projektą, kuriame coacheriai nekonkuruotų, bet papildytų vienas kitą. O atskirai tai turbūt visi turim skirtingą patirtį. Olegai, kiek tu atskirai dirbi? Coaching. Coaching, ja. 5 metus. 5 metus. Panašiai apie 3-4. Direktorių pasižiūrėjau. Padarė, ką atsakyti. Politiškai teisingai Vaidai atsakai. Kad negausi prie visuomeniai skirta versija atitiktų. Jo, aš visą laiką sakau, kad dirbau plius minus 6 metus, nors. Jo, tai ar tai pirmas pristatymas, kurį mes darom, tai, reiškia, aš būsiu toks direktyvus ir atsakysiu tą klausimą. Bet taip, kaip mes jį dabar darom, tai pirmą kartą. Tada aš paprašysiu, kad mes įsivaizduotume, ką įsivaizduokit, kad dabar laikinai jūsų galbūt čia nelabai yra, bet mes čia esam. Mes apsimesim, kad jūsų čia nėra. Tokia, kai žinot, kartais taip kalbėsi, žiūri apie tikrus dalykus. Žiūrėk, aš tik pasakysiu, kad tai nebūtų teatras, aš pasakysiu iš kur tai gimė. Šiandien iš tikrųjų nusėdėjom nuo kokios 12 valandos ir taip maloniai išsivystė diskusija ir pagalvojom, kaip tos žmonės, kurie ateis tik tai 6:30, dabar įleisti į tą salę, kur mes sėdėm, kad jie pamatytų tą gyvą coachingo diskusiją, ir galbūt išeis kažką panašaus. Aš nežinau, bent aš visą laiką tikiu, kad žmonėms greičiausiai įdomu tai yra, kas jiem įdomu. Ne tai, kad ten kažkas sugalvoja pašnekėti, o tai, kas jiem nuoširdžiai įdomu. Mes galvom, kaip pristatyti šitą programą, tiesiog irgi norėjom, kad ta programa būtų skirtusi, nes jūs esate girdėję apie įvairias programas coachingo. Ir mes šito pokalbio metu pabandysim tiesiog atverti, kuo šita programa yra iš esmės skirtinga nuo visų kitų. Galvom, tai ko padaryti tą programą skirtesnę kažkaip tai. Ir tokia mintis atsiminišo, sakom, pavadinti tą programą nuo bankroto iki sėkmės. Tai mane palėtė, bet palėtė taip gyvai, nes aš niekada nekalbėjau apie tai. Ir pavyzdžiui, kai Dainius pasakė ne tik tai apie bankrotą, bet apie bankrotą tokį, kad netgi nesugebė skolas atiduoti. Čia yra toks tikras pagrindas. Ir kadangi šita programa yra kaip verslininkam, tai arčiausiai, kad suradom šiai dienai, tai kad visi esam turėję protas, ne? Visi esam turėję, visi čia sėdinti. Jo, tiesiog iš savo pusės, gal taip gyvai pasakysiu. Nes aš gyvenime turėjau 3 verslus ir 2 iš jų tebeturiu, tai reiškia, kiekvienas nuo jo šunėtų dėgos, arba taip sakant, tai kad tu vadinai. Sakai, džentelmeniškai baigėsi. Jo, baigėsi džentelmeniškai, ta prasme, kad aš pasakiau, aš visiems džentelmeniškai sumokėsiu skolas, kurios yra, po šią dieną įmoku ir visi yra patenkinti dėl to, ne. Bet nežiūrint to, kaip įmonės prasme, tai yra bankrotas. Tuo tarpu kitos 2 įmonės, mano, jos šiandien tebegyvuoja ir pakankamai sėkmingai. Ir aš galvoju, man toks visą laiką, žinai, kas skiria vienas nuo kitų. Ir aš galvoju, tai, kas jas skiria, tai yra lankstumas įmonė. Arba gebėjimas greitai prisitaikyti ir greitai persveriantuoti. Arba mes kiekvieną dieną gyvi su vienokiais ar kitokiais pokyčiais. Kiekvienas, turbūt, ryte atsikėlimas tai yra pokytis. Aš galvoju, lankstumas, ne? Coachingas greičiausiai su lankstumu yra labai tampriai susiję. Po metų jau rinkos nėra. Jeigu žmogus nelankstus, jis vis tiek laikosi to produkto arba laikosi tų projektų, tos darbo vietos, kur jau matosi, kad po 3 mėnesių nebus tos darbo vietos. Gal tu papasakok, kaip ten buvo? Normalus atvejis pas mane Latvijoje yra nekilnojamo turto ir kažkur buvo 15 projektų.
Ir prieš porą metų mes nesėkmingai, kažkaip visi ėmė tos kreditus, kredito liniją. Ir mes tinkamai vertinam vienus projektus, galvojam, paimsim liniją, pastatysim ant namų. Tiesiog patikėjom tą ir Kiyosaki, visos knygos. Easy money. Easy money. Ir dabar žiūrėk, tu nesakyk, kad buvo paskui, mes atsimenu, sakiau, mes pasikviesim ekspertą iš auditorijos. O Dainiau, tavo, kur tas taškas, kur buvo paskui, žinai, ten tas taškas jau. Iš tikrųjų tikėjai, bet manau, situacija buvo šiek tiek kitokia, ne? Tai, kas vyko su ta įmonė, kuri bankrutavo, ne, tai realiai mes joje gyvenom šiek tiek ateitim. Dažnai, ta įmonė realiai niekada negeneravo tiek pajamų, kiek jinai turėjo išlaidų. Bet žinai, visą laiką, taip traktavom švelniai kaip, investuojam, na ir tada jau kažkada. Ir paskui supranti, kad geras, šiek tiek saviapgavystė, žinai. Aš turiu galvoje, kad ta įmonė niekada negaudavo tiek pajamų, kiek jinai turėjo išlaidų. Kartais aš pats savęs klausiu, kodėl aš taip dariau, ne, kodėl aš taip leidau, nedaryti, bet. Ir tada priėmėm sprendimą, kad reikia uždaryti. Žodžiu, daug šimtų tūkstančių pinigų, kuriuos mes šiandien dienai grąžinam žmonėms už tos savo bandymus, ne? Rolanda, čia Olegas, Dainis, čia Vaidas. Sveiki atvykę į bankrutavusį verslininkų anoniminį klubą. Čia kaip populiaru šiandien norėjom iš jūsų gal kaip patyrusio labai žmogaus specialistą kokios konsultacijos. Pavyzdžiui, ką daryti ten tokiu atveju. Tuo atveju pradėjote kažkokį kitą verslą, kad tą kompensuoti, ne? Psichologai tampa labai dažnai tie žmonės, kurie nori padėti savo pirmiausia. Apie psichologus, ar ne visą tiesą. Pirmam kurse tu sužinai, 2 teorijas ir 3 testus kokius nors. Ir tada supranti, kad nori padėti visam pasauliui. Nuoširdžiai eini prie kiekvieno savo pažįstamo draugo ir bandai jau jam diagnozuoti kokią nors. Tai kaip jį gydyti tokį verslininką prie bankruoto? Na, jeigu žinočiau, tai gal ir savo padėčiau. Aš nemanau, kad yra vienas kažkoks toks visiems tinkantis sprendimas. Kiekvienoje situacijoje reikia žiūrėti atskirai. Ačiū, kad aš noriu, kad man niekas netrukdytų, bet pamastyti ir kad padėtų tiesiog mąstyti. Susivokti, kur kokiu keliu eiti. Jo, kad susivokti, ką aš turiu, nes pavyzdžiui, kai man kitas sako, mane tai netgi erzina, nes galvoju, jis nežino viso to konteksto, jis nežino mano jausmų, kaip aš jaučiuosi tame. Jo, aš norėčiau pradėti kitą verslą, bet jeigu man ten skauda, tai aš kovoju iki paskutinį. Aš važiuoju ten savo kitus projektus, užstatinėjau, bandau ten 2 mėnesiam atidėti tas mokėjimus, ten 3 mėnesiam kažką. Ir iki galo, pavyzdžiui, jeigu taip, ta situacija, kurią sustabdėjai, tai buvo prieš 1,5 metų, prieš metus. Grubiai, tada buvo tokia duobė. Ir kas vyko, aš buvau duobėj 4 mėnesius, kol pripažinau savo, kad aš duobėjai. Bet tos 4 mėnesius aš savo negalėjau pripažinti, kad aš duobėjai. Ir aš visus resursus iš kitų verslų žiūrėjau tą taisyti situaciją. Bet kai pripažinau, tada man iš tikrųjų palengvėjo, supratau, kad tai yra viena iš dalių gyvenimo. Bet pavyzdžiui, man asmeniškai tai kainavo 4 mėnesių tą situaciją ir didelių pinigų. Pavyzdžiui, vos nesužlugo kiti verslai. Kažko tai padėjo tau pažinti, kad esi duobėjai ir kad nebereikia to daryti? Man padėjo, bet tą pagalbą, kad per 4 mėnesius. Aš galvoju, jeigu nebūtų gal coachingo, gal visus metus ten neklimpčiau. Netgi buvo kažkiek gėda ten pripažinti tuos pralaimėjimus. Palengvino situaciją, kad mačiau, kad visi bankrutuoja toj pačioj srity. Pakalbu su tais, kuriem dar blogiau ir palengvėjo. Situacija jam reikalingas žvilgsnis iš šalies, kuris padėtų pažvelgti tą situaciją, taip? Ne tiek žvilgsnis. Pavyzdžiui, mano partneris buvo, mes dviese su partneriu dirbom tame. Tai jo noras išsigelbėti buvo dar didesnis negu mano. Aš anksčiau pripažinau, kad reikia viskas pripažinti. Ir, pavyzdžiui, tai, kad jis nepripažindavo, mane tai dar toliau traukė. Aš galvoju, gal aš čia silpnas, o jis stiprus, ir mes turim kovoti už tai. Aš iš jo pradėjau mokytis, kaip kovoti už tą bankrutuojantį verslą. Pavyzdžiui, man ne tiek žvilgsnis gal iš šalies, bet toks gal sustabdymas. Ir toks paraginimas, pažiūrėk, ne tik, kad sąžiningai, bet kas vyksta iš tikrųjų.